Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, fantastiška asmenybė, kūrė genialią muziką, tapė nerealius paveikslus ir turėjo masę idėjų. Na, nieks nesitikėjo, kad jos bus įgyvendintos, bet matom Tautos namų idėją ir Valdovų rūmai. Štai, mes esam Valdovų rūmų kieme. Ir šiuose nuostabiuose rūmuose vyks mūsų festivalio atidarymo ir uždarymo koncertai. Puikiai renesansinė menė, aukščiausios klasės faciolio instrumentas ir aukščiausios klasės solistai. Atidaryme girdėsime Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos simfoninį orkestrą, vadovaujamą paties maestro Martyno Staškaus. Na, o solistas, įsimylėjęs Lietuvą, įsimylėjęs Čiurlionį, grojantis, įrašinėjantis Čiurlionį, bei pastarojo Čiurlionio konkurso nugalėtojas Jevgenijus Aradubcas. Vėl skambės Čiurlionio kūriniai, Mocarto, Grygo. Na, o uždarėme Andrius Žlabys, mūsų visų mylimas, drįsčiau teigti genialus pianistas. Atvyksta į festivalį tiesiai iš New Yorko, specialiai tam, kad pagrotų mums. Girdėsime Čiurlionį, girdėsime Mocartą, girdėsime Franko kūrinius, Grygo kūrinius. Tikrai bus nerealus koncertas. Visų labai lauksime.